Sportvieno televizijos žiūrovai, mes Kauno Žalgirio arenoje, kur netrukus Kauno Žalgirio krepšininkai susitiks ne su Prienų Rūdupiu kaip įprasta per pastarąsias 2 savaitės, o su Utenos Juventuso krepšininkais, kuriem pastarosios savaitės irgi nebuvo lengvos. Jei dar prieš kelias savaitės svajojo apie vietą atkrintamosiose varžybose Utenos Juventus krepšininkai, tai dabar po 4 iš eilės patirtų pralaimėjimų ir po to, kai Lietuvos krepšinio federacija su Lietuvos krepšinio lyga nutarė sutrumpinti LKL čempionatą bei į atkrintamasias varžybas deleguoti ne 8, o tik 6 komandas, tai Juventus krepšininkai iškovoja vos 6 pergalės ir patyrė 14 pralaimėjimų. Apie tai gali nebesvajoti. Jų nebus atkrintamosiose varžybose, jiems yra tik puikia proga pasirodyti čia Kauno Žalgirio arenoje, kur vėl keli tūkstančiai žiūrovų atvyko palaikyti žaliai baltų ir atvyko pažiūrėti, kaip Kauno Žalgirio krepšininkams seksis žaisti be Sonio Vimso. Keli pirmieji bandymai buvo sėkmingi, turiu omenyje rungtynę su Prienų Rūdupiu. Šiandien dar vienas bandymas ir dar vienas pasiruošimas tiek BBL finalo ketvertui, tiek DTB atkrintamosioms varžyboms, na ir galiausiai Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio kovoms. Ketvirtfinalioje nereiks žaisti, tai yra savaitės senumo informacija, tačiau ar tai yra labai gerai, ar tai nėra labai gerai, apie tai nekalbėsim, kalbėsim apie tai, kaip šiandien seksis vienai ir kitai komandai. Pirmą kartą šios ekipos žaidė tada, kai Žalgiris dar tik ieškojo savo žaidimo ir tos rungtynės Utenoje, galime sakyti, buvo Kauno Žalgirio sėkmės pradžia. Žalgiris 82-60 nugalėjo pirmose tarpusavio rungtynėse Juventusą. Tąkart sėkmingai žaidė ir Milovanas Rakovičius, ir Mantas Kalnietis, ir apskritai visa komanda. Ir po tų rungtynių krepšininkai teigia, kad jie galėjo tiek antrajame, tiek trečiajame kėlinyje šypsotis, būdami ant atsarginių suolo, puikiai suprasdami, kad rungtynių baigtis iš esmės yra išspręsta. Tiems, kurie šiandien yra nusprendę ne tik šiaip pažiūrėti šias rungtynes, tačiau jei iš jūsų kas nors norite sudalyvauti ir savotiškoje loterijoje bei laimėti Žalgirio bokalą, tai jums tai reikia apsilankyti Facebook'e, Sportvieno profilyje ir atsakyti į klausimą, kuris Žalgirio krepšininkas pelnys 80-ąjį tašką. Jei jūs galvojat, kad Žalgiris nepelnys 80 taškų, tai jūs taip ir parašote, o spėti galite iki 4 kėlinio pradžios. Dar kad primenu, prizas puikus Kauno Žalgirio bokalas, iš kurio gal ne šiandien, tačiau artimiausių metų galėsite atšvęsti Kauno Žalgirio pergalės. Jau yra aiškus starto penketai, ne tik kad aiškus, tačiau visi 10 krepšininkų jau yra aikštėje ir Utenos Juventus starto penketas: Gediminas Maceina, Darius Pakamanis, Karolis Petrukonis, Arūnas Vasiliauskas ir Vaidotas Volkus. Kauno Žalgiris starto sudėtis: Markas Popovičius, Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas, Robertas Jevtokas ir Vytenis Lipkevičius. Štai tokiais penketais pradeda rungtynės abi komandos ir kova dėl pirmojo kamulio. Robertas Jevtokas su žaliaja armija pirmieji nusiima kamulį ir pirmoji pozicinė Kauno Žalgirio komandos ataka. Lipkevičius atiduoda kamulį Markui Popovičiui, šis arčiau krepšio Jevtokui, Jevtokas atgal Jankūnui, šis iš toli meta ir pirmasis metimas netikslus. Kalbant apie tai, kas vyko per apšilimą, tai žalgiriečiai labai daug šypsojosi, o kalbant apie metimus prieš rungtynes, tai galiu pasakyti, kad daugelis, skirtingai nei daugeliu atveju, buvo nelabai tikslus. Dabar su kamuoliu Juventus krepšininkai: Pakamanis iš po krepšio nepataiko ir Jevtokas kartu su Lipkevičiumi nusiima pirmąjį Kauno Žalgirio kamuolį šiose rungtynėse. Popovičius atiduoda kamuolį Jankūnui ir šis savo veiksmu, galime pavadinti Pauliaus Jankūno veiksmu, pelno pirmosius 2 taškus ir 2-0 į priekį įsiveržė aikštės šeimininkai. Dabar ir dar viena pozicinė Juventus komandos ataka. Žaidėjas Gediminas Maceina su kamuoliu, atmestas jis truputėlį atgal ir Vaidotas Volkus. Galimybė laisvam išmesti kamuolį. Ta Volkus padaro, tačiau pataikyti į krepšį nepavyksta. Ir Markas Popovičius trumpai į žaidėjo vaidmenį. Kalnietis iš toli meta 3 taškai.
ir galinga pradžia 5-0. Na, trumpai, prisiminant tai, kas buvo paskutinėse rungtynėse BBL turnyre su Prienų Rūdupiu, tada Žalgiris startavo 15-0. Žiūrėsime, ar šiame mače gali būti kažkas panašaus. Čia Vasiliausko perdavimas Petrukoniui ir sėkmingai žaidžia Javtokas gynyboje. Kalnietis skuba ir jį stabdo. Darius Pakamanis, visiškai suprantama, visiškai logiška pražanga, dar nemetimo metu ir tai yra viso labo pati pirmoji pražanga apskritai kalbant apie dvi komandas šiame susitikime, kuriame sužaista 1 minutė 36 sekundės. Popovičius laisvas iš toli meta ir nepataiko. Popovičius Maceina atkovoja kamuolį ir atrodo patiko. Patiko Kauno Žalgirio pasiūlytas planas žaisti greitą krepšinį Gediminui Maceinai. Dabar Mantas Kalnietis labai panašiai kaip prieš tai situacijoje Darius Pakamanis, suprasdamas, kad nespės į gynybą, tiesiog stabdo varžovo pražangą ir rungtynių arbitrai fiksuoja tai. Gediminas Maceina, pagrindinis Juventus ekipos žaidėjas, dabar prieš Mantą Kalnietį su Petrukoniu. Nieko doro kol kas nenuveikia. Pakamanis, nėra galimybės atakai, o iki jos pabaigos jau tik 5 sekundės. Sudėtingas metimas ir štai taip. Arūnas Vasiliauskas iš kairiojo krašto labai sudėtingą metimą meta ir pataiko. Bei tai yra pirmieji Utenos Juventus ekipos taškai, 3-5. Ši komanda dar atsilieka nuo Žalgirio. Koks perdavimas ir pirmasis dėjimas iš viršaus. Markas Popovičius įsirašo pirmą rezultatyvų perdavimą, o Robertas Javtokas pirmosius 2 taškus. Ir jau 3 Žalgirio krepšininkai per nepilnas 3 minutės sugebėjo pasižymėti bei pirmauja 7-3. Gediminas Maceina, jo perdavimas į dešinę, ten dar kartą meta ir Arūnas Vasiliauskas. Atrodo, kad štai toks žaidimo stilius gali būti visai parankus Juventusui. Laisvės metimui Vasiliauskas turėjo ir vėl iš kito krašto, tačiau lygiai taip pat tiksliai kaip ir prieš tai buvusios atakos metu. 7-6 vis dar priekyje Žalgiris. Jankūnas iki galo ir puikiai žaidžia Karolis Petrukonis. Pastarųjų savaičių, galime sakyti, geriausias Utenos Juventus krepšininkas. Nors ir ne tik pastarųjų savaičių, tačiau ir kalbant apie pirmąją tarpusavio dvikovą su Žalgiriu, jis buvo rezultatyviausias, pelnė 10 taškų bei atkovojo 7 kamuolius. Mantas Kalnietis, na, vos nesuklysta kartu su Pauliumi Jankūnu. Nebuvo itin paruošta ataka, na ir visa laimė, kad Žalgiriui visa laimė, kad Vaidotas Volkus šiek tiek tempė varžovą Paulių Jankūną ir už tai užsidirbo asmeninę pražangą. Lipkevičius atiduoda kamuolį Kalniečiui. Niekur neskuba žalgiriečiai, nors iki atakai skirto laiko pabaigos jau tik 4 sekundės. Popovičius, labai sudėtingas perdavimas ir jį supranta Pakamanis, jo perdavimas Maceinai, bei Maceina iš po krepšio 2 taškai, bei pirmą kartą Utenos komanda šiame susitikime įsiveržė į priekį 8-7. Štai taip 3,5 minutės prireikė, kad pirmautų Juventusas. Klausimas, kiek ilgam. Rungtynių pati pradžia Žalgiriui buvo sėkminga, tačiau po to atrodo, po to startinio jaudulio Juventusas pradėjo žaisti taip, kaip reikia ir Kauno Žalgirio arenoje netgi įsiveržti į priekį. Jankūnas Kalniečiui, Kalnietis Jankūnui ir štai taip. Na, futbolo terminais puikiai sienelę dabar sužaidė Jankūnas ir Kalnietis. Manto rezultatyvus perdavimas bei Žalgiris 9-8 priekyje. Maceina. Jo perdavimas į kraštą ir Volkus laisvas, nepataiko. Kovoje dėl kamuolio šiek tiek susipeša Lipkevičius ir Kalnietis, o po to aikštės vidury. 6 taškus jau pelnęs Vasiliauskas stabdo Mantą Kalnietį. Dar vienas naudingumo balas, išprovokuota pražanga bei trečia komandinė. Grąžins kamuolį į aikštę žalgiriečiai. Lipkevičius tą jau padarė kartu su Popovičiumi. Na ir Marko su kamuoliu, jo perdavimas Javtokui. Robertas Javtokas iš po krepšio pelno 4 tašką, 11-8 priekyje Žalgiris. Na, o po to malonus Manto Kalniečio pokalbis su rungtynių arbitru. Antroji asmeninė pražanga ir tai yra reklamos minutės pertraukėlė. Žalgiriui pirmaujant 11-8.
sirgaliai. Balandžio 5 dieną 18:55. Pirmą kartą Žalgirio arenos istorijoje. Šis svečiuosis ilgai laukti svečiai iš Vilniaus. Sporto halėje Lietuvos Ryto tradiciškai laukia vakaras. Nagi, mieli sirgaliai, suorganizuokite greičiau jiems tinkamą priėjimą. Paskubėkite bilietų. Grįžo abiejų komandų krepšininkai į aikštę, sužaidus beveik pusę pirmojo kėlinio, 11-8 priekyje žalgiriečiai, Jankūnas ir Javtokas jau pelnė po 4 taškus, Kalnietis 3. Juventus ekipai rezultatyviausias yra Vasiliauskas. Pirmasis keitimas atliktas Žalgirio gretose, DC Dežanas Kolinsas pasirodė aikštėje ir jo dengiamas krepšininkas Arūnas Vasiliauskas. Šveičia, norėjau sakyti, 3 tritaškį iš eilės, truputėlį užmynė liniją Vasiliauskas, tačiau dar vienas jo tolimas metimas, tegul ir iš 2 taškų zonos, bei komandos atsilikimas 10-11. Jankūnas žaidžia su Kolinsu, Popovičius meta iš labai toli ir pataiko Marko Popovičius, 14-10. Antrasis Kauno Žalgirio tritaškis šiame susitikime. Maceina neturi kam atiduoti kamuolio, pats meta, nepataiko, Kolinsas ima kamuolį. Ir 3-4, nepavykusi jau greita ataka, na ir po to paskuba Popovičius. Lyg ir norėtų pražangos, tačiau rungtynių arbitrai yra kitos nuomonės. Popovičius vėl su kamuoliu. Jo prasiveržimas, koks perdavimas Robertui Javtokui. Ir vėl Markas Popovičius apdovanoja Robertą Javtoką 2 taškais. Pažiūrėkite, puikus prasiveržimas, na ir Javtokas antrą kartą šiame susitikime kala kamuolį iš viršaus, nesugeba Popovičius perimti kamuolio, o Juventuso krepšininkų konkrečiai Dariaus Pakamanio metimas yra netikslus. Dainius Šalenga pirmą kartą šiame susitikime pasirodo aikštėje, keičia jis Vytenį Lipkevičių, kol kas sėkmingai atidirbusi gynyboje, kaip ir įprasta šiam krepšininkui. Žalgiryje taškų jis daug neįmeta, tačiau savo pagrindinį darbą atlieka Javtokas ir pražanga prieš jį. 22 numeris Vasiliauskas, rezultatyviausias Juventus krepšininkas, prasižengia antrąjį kartą ir tai yra 4. komandinė Juventus komandos pražanga. Nuo šiol visos pražangos Utenos Juventus ekipos bus baudžiamos 2 baudų metimais. Markas Popovičius, na šiandien dažniau imasi iniciatyvos ir kaip gražiai pabandė sužaisti su Javtoku. Nesugavo kamuolio Robertas ir iš karto atsiprašo komandos draugų, o Juventusas, kad ir kaip norėjo surinkti kontrataką, nesugebėjo dėl drausmingai į gynybą grįžusių žalgiriečių. Dar vienas metimas iš vidutinio nuotolio. Volkui nesiseka šiandien pataikyti iš vidutinių distancijų. Žalgirio kapitonas Paulius Jankūnas. 2 taškai ir pražanga. Disidė Žanas Kolinsas. Jo sąskaitoje rezultatyvus perdavimas. Na ir kol kas žalgiriečiai pagal rezultatyvius perdavimus labai stipriai lenkia savo varžovus. 18-10. Žalgiris įgijo 8 taškų persvarą ir dar po minutės pertraukėlės mes baudos metimą. Minutės stovėk. Grįžta abiejų komandų krepšininkai į aikštę po dar 1 minutės pertraukėlės. Paulius Jankūnas stos prie baudų metimo linijos. Milanovas
Milovanas Rakovičius aikštėje vietoj 6 taškus pelniusio Roberto Javtoko, su juo kartu Kolinsas, Popovičius, Šalenga ir Tadas Klimavičius dabar pasirodo aikštėje vietoje Pauliaus Jankūno. Paulius Jankūnas rezultatyviausias krepšininkas savo komandoje, jo sąskaitoje jau 7 taškai. Norėčiau tik atsiprašyti už techninės problemas, su kuriamis susidurėme šiame susitikime. Tikėkime, kad viskas bus gerai ir toliau mes galėsime ramiai stebėti mačą tarp Žalgirio ir Juventuso. 19-10. Pirmą kartą žalgiriečiai įgyja 9 taškų pranašumą. Žydrūnas Urbonas pasirodė Juventus penkete. Kaip gražiai perima kamuolį Kolinsas, Šalenga ir Marko Popovičius. Viskas buvo tiesiog labai gražu, tačiau nepavyko užbaigti atakos tikslių metimų. Na ir šypsenos tiek ant Žalgirio atsarginių suolo, tiek tribūnose, kur susirinkę Kauno Žalgirio gerbėjai, pavyksta bent jau išsaugoti kamuolį. Na ir dar vienas keitimas. 5. keitimas pirmajame kėlinyje Kauno Žalgirio komandoje ir šiuo metu jau nei vieno žalgiriečio pradėjusio rungtynės nebėra. Aikštėje visi 5 ant atsarginio suolo. Tomas Delininkaitis pasirodo aikštėje. Čia visi meta ir pataiko, nerasdamas kitokio atakos tęsinio, pats ryžtasi atakuoti amerikietis ir pirmą kartą savo komandos persvarą didina iki 11. Utenos Juventus ataka. Tomas Delininkaitis vos pasirodęs aikštėje ir sužaidęs maždaug 10, na galbūt 20 sekundžių yra priverstas kelti į viršų ranką. Pirmoji jo asmeninė pražanga ir tai yra viso labo tik 3 Žalgirio pražanga. Utenos Juventusas jau turi 5 komandinės pražangas. Vasiliauskas ieško, kam galėtų atiduoti kamuolį. Kolinsas prilipęs prie varžovų žaidėjo Gedimino Maceinos. Maceina iš labai sudėtingos situacijos meta. Na ir jei teisingai išvilgiau, pažeista 3 sekundžių taisyklė. Dar kartą nesugeba nieko padaryti Utenos Juventus puolime, o Žalgiris dar kartą sėkmingai apsigynęs turi progą padidinti persvarą iki 13 arba net 14 taškų. Štai šiek tiek tokia pauzė rungtynėse ir tik dabar Edisi grąžina kamuolį į aikštę. Sužaidžia su Delininkaičiu ir Delininkaitis atgal grąžina kamuolį Žalgirio žaidėjui esančiam aikštėje. Dar viena pozicinė kauniečių ataka. Delininkaitis puikiai sužaidęs 4. kėlinį su Prienų Rūdupiu. Dabar turi galimybę atakuoti Tomas Delininkaitis ir įspjauna kamuolys iš krepšio, tačiau atkovotas jis ir Kolinsas, 5. jo taškas, 24-10. Žalgirio komanda šiandien jau įmetė 3 tolimus metimus. Juventuso ekipai 2 kartus iš toli pasižymėjo Vasiliauskas. Jis vėl meta iš dešinio krašto, 3 taškai. Ir štai nereikia nei Žygimanto Šeštoko, pripažinto Juventus snaiperio, laimėjusių net LKL 3-taškininkų konkursą. Net ir be jo yra kam pataikyti. Dainius Šalenga. Dabar jis laisvas meta ir papildo pelniusių Žalgirio krepšininkų gretas. Jis jau 6. žalgirietis per pirmąjį kėlinį pelnės bent 2 taškus. 26-13. Lygiai dvigubai Žalgiris pirmauja prieš savo varžovus. Na ir iš kokios situacijos priverstas mesti Vasiliauskas. Na ir šiek tiek persistengė dabar Dainius Šalenga, matydamas kaip lengvai renka taškus pirmajame kėlinyje. Vasiliauskas prasižengė prieš jį ir 3 baudų metimai į Kauno Žalgirio krepšį. Na štai galimybė iki 10 taškų sumažinti skirtumą, tačiau tam jau reikėjo pataikyti visus 3 baudų metimus. Pirmasis metimas skrieja pro šalį. Vasiliauskas toli gražu nėra pats rezultatyviausias komandoje. Jis per rungtynes vidutiniškai pelno po nepilnus 8 taškus. Na, o šiame susitikime jau 1,5 karto viršijo savo taškų vidurkį. Nepaisant to, kad sužaistos tik 8 minutės 21 sekundė. Iš 3 tik 1 baudos metimas pasiekė tikslą. Aišku, nėra ko džiaugtis Juventusui. Žalgiriečiai su kamuoliu. Milovanas Rakovičius kairėje. Delininkaitis ir grąžina kamuolį Kolinsui. Delininkaitis meta ir nepataiko, tačiau Tadas Klimavičius kovoje dėl kamuolio buvo greitesnis, atkaklesnis ir nieko keisto, kad pataiko iš po krepšio.
28-14. Dar vienas atkovotas kamuolys po varžovų krepšių. Čia Pakamanis iš toli. Netikslus. Kovoje dėl kamuolio. Šalinga ir Klimavičius. Gerokai lenkia savo varžovus ir žalgiriečių ataka. Vėl greitos nepavyksta sukurti. Reikia kurti pozicinę, tačiau ji baigėsi išties įspūdingai. Dežanas Kolinsas fantastiškai tiesiog įsiliejo į rungtynes ir pats meta, ir pats pataiko, ir pats atiduoda kamuolį komandos draugams. Ir 30-14. Nepaprastai rezultatyvus pirmasis kėlinys. 30 taškų jau pelnė žalgiriečiai ir aš noriu pakartoti dar kartą, kad jau pagal pirmąjį kėlinį labai panašu, kad Žalgiris pelnys 80 taškų, o tiems, kas norėtų pasivaržyti dėl Žalgirio bokalo, jums reikia spėti, kurisgi Žalgirio krepšininkas pelnys 80-ąjį tašką. Ta jūs galite daryti iki 4-ojo kėlinio pradžios. Facebookas, Sport1 profilis, teisingas atsakymas ir jūs laimingųjų sąraše. 2 kartus nuo baudų metimo linijos sėkmingai meta Karolis Petrukonis ir po tų 2 taiklių baudų metimų jis yra sodinamas ant suolo. Pirmieji Karolio Petrukonio taškai. Su šiuo krepšininku žalgiriečiai susitvarkė praktiškai be problemų. Na ir tik dabar besibaigiant kėliniui 2 baudų metimais atidaryta savo sąskaita bei kol kas neįtin sėkminga kova dėl kamolių, 0 atkovotų kamolių. Štai tokią statistiką turėjo ir vis dar turi Karolis Pakamanis. Žalgiriečiai ir vėl atkovoja kamolį. Nesiryžta atakuoti Šalingą, turbūt tą darys Delininkaitis. Ne, iš toli jis nemeta. Kolinsas, vėl Šalinga. Prasiveržimas, Milovanas Rakovičius be pražangos. Sustabdyta Žalgirio ataka, tačiau DC meta ir vėl nepataiko. Na, paskutinis šansas Juventusui pirmajame ketvirtyje. Jau tik 10 sekundžių iki jo pabaigos. 30-16 priekyje Kauno Žalgiris. Nėra galimybės net atiduoti kamulio. Romanas Gumeniukas pasirodęs aikštėje. Na, taip nesgrabailiškai įsireikščiau štai taip. Sužaidžia Gumeniukas, fiksuojamas dvigubo varimo taisyklių pažeidimas ir iškart po to baigėsi pirmasis ketvirtis. 30-16. Oficialaus Kauno Žalgirio pieno tiekėjo žaidimą. Štai 4 žalingos mūsų šokėlis ir kur dabar? Ateik čia, Grimas, prašau į vietą. Labai protingas, labai gudrus, bet vis tik. Ir taip pristatau, mūsų merginos vadindamos mergiškių pienės ilgai spaudės numerius. Dabar norėtume jais paaiškinti štai šiuos 4. Pasakysiu žodį pradeda, tada jau bėgsim mažai žingsniukais, paimsit iš mergaitės vieną sulelį, suvalgysit išvynioję ir bėgsit mest vieną krepšį. Įmesit grįžti pas mergaitę, imsit dar vieną sulelį, suvalgysit, mest iš krepšį. Kuris pirmas tą padarys, Vilkyškių katinukas duos dar skanių šviežių Vilkyškių pietinės kavinių. Mylis ir gali palinkėti sėkmės. Garsiau, tikiuosi, kad taip visi Kauno Žalgirio fanai. Mielosios jūs pasiruošę, žalgiriniai, pasiruošt. Dėmesio! Taip, ir išbėgo vyrai. Tarėme, kad tai niekas nebėgo taip dėl surelio. Taip, kalbos su popieriu. Taip, neblogai. Įmesta bėga atgal, kol kas turime lyderį. O kiekvienų vyrai surelio apsivalgė įmest negali. Taip lyderis susigrūdo ir antrąjį surelį ir plojimai. Mielasis, tau dar visas surelio komplektas, nuo mūsų kitiems 3 tik paguodos sureliai. Neblogai atsargiai. Vilkyškių pienė oficialus Kauno Žalgirio pieno tiekėjas. Grįžta krepšininkai į aikštę. Kauno Žalgiris Utenos Juventus. Priminsiu, kad stebite tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos ir po pirmojo ketvirčio 14 taškų persvarą turi Kauno Žalgirio krepšininkai. Labai sėkmingai sužaidė puolime, surinkė net 30 taškų. Na ir galime sakyti, neapsigynė nuo vienintelio Vasiliausko, kuris pirmajame kėlinyje surinko
12 taškų. Dar viena klaida Romanui Gumeniukui. Be jo, Žydrūnas Urbonas, Tomas Gaidamavičius, Arūnas Vasiliauskas ir 8 numerį jau minėjau. Ir kas dar vienas krepšininkas, 10 numeris Gintautas Matulis. Štai tokiu penketu antrąjį ketvirtį pradėjo Utenos Juventus. Kauno Žalgiris, Tomas Delininkaitis, kuris grąžins kamuolį į aikštę. Be jo, Disidė Žuanas Kolinsas, Dainius Šalenga, Milovanas Rakovičius ir Tadas Klimavičius. Štai kokius įžaidėjo sugebėjimus dabar pademonstravo Milovanas Rakovičius ir privertė prasižengti varžovų 11 numerį Romaną Gumeniuką. Na, labai nesėkmingas šio krepšininko pasirodymas aikštėje. Jei pirmojo ketvirčio pabaigoje minėjau, kad silpnokai sužaidė Karolis Petrukonis, tai Gumeniukas per tą sužaistą laiką, porą minučių jis iš viso šiandien praleido aikštėje, jau turi surinkęs minus 3 naudingumo balus. 2 klaidos ir dabar prasižengė pirmoji asmeninė pražanga. Milovanas Rakovičius abu kart netiksliai atakuoja nuo baudų metimo linijos ir vėl su kamuoliu Juventus ekipa. Gaidamavičius atidavė kamuolį Žydrūnui Urbonui ir šis labai sudėtingas metimas nepataiko, tačiau puikiai sužaidžia, ką tik mano peiktas Gumeniukas. Iš po krepšio jis pataiso netikslų komandos draugo metimą ir švelnina savo komandos atsilikimą iki 18:30. Šalenga visiškai laisvas, iš toli nepataiko, tačiau Tadas Klimavičius antrą kartą šiame susitikime lygiai tame pačiame taške atkovoja kamuolį ir lygiai taip pat lengvai pataiso komandos draugo netikslų metimą. Vėl 14 taškų skiria komandas. Gumeniukas prieš Rakovičių, 2-11 numeriai. Na, nėra galimybės nei atakuoti, nei kam atiduoti kamuolį. Gaidamavičius iš toliai 3 taškai ir 21-32. Na, štai toks šansas, tokie bandymai yra turbūt vienintelė galimybė sėkmingai sužaisti Juventusui puolime, nes jei ne tie tikslus tolimi metimai, šiai komandai būtų labai riesta. Delininkaitis stato jam užtvarą Rakovičius, tačiau nesinaudoja ją Tomas Delininkaitis ir turbūt teisingai daro. Išprovokuota pražanga Gintautui Matuliui. Na, o aikštėje Žygimantas Šeštokas pirmą kartą šiame susitikime. Jis keičia rezultatyviausią šio mačo krepšininką Arūną Vasiliauską. 12 taškų pelnė Vasiliauskas ir pataikė jau 2 tritaškius metimus. Kolinsas Delininkaičiui, šis prieš Šeštoką, perdavimas arčiau krepšio Rakovičiui. Rakovičių blokuoja dabar Žydrūnas Urbonas. Ir štai taip, užspaudžia sėkmingai į kampą Kolinsą varžovai ir šis užmina šoninę liniją. Viena iš nedaugelio Žalgirio klaidų šiame susitikime, kol kas viso labo 2 klaidos, įskaitant štai šią Kauno Žalgirio ekipoje. Na, o Robertas Javtokas grįžta į aikštę, keičia Milovaną Rakovičių. Kuo pasižymėjo Rakovičius, tai vienu įspūdingu dėjimu iš viršaus. Robertas Javtokas savo ruoštų kol kas žaidžia ir rezultatyviau, na ir bent jau sprendžiant pagal pirmąjį kėlinį šiek tiek patikimiau. Šeštokas meta iš toli, nepataiko, atkovoja kamuolį Kolinsas, bėga į greitą puolimą 3-4. Kolinsas klaidinama judesių virtinė, metimas ir labai netikslus metimas, net neliečia lanko, kamuolys, pražangos nėra, į gynybą nespėja grįžti žalgiriečiai. Na, iš pradžių atrodo, kad nespėjo, o po to ir suspėjo. Tadas Klimavičius stumteli Žydrūną Urboną. Viena iš komandos vadovų Utenos Juventus ekipoje, na, ne tai, kad viena iš vadovų, o klubo prezidentas yra Žydrūnas Urbonas ir jis komentuodamas apie tą LKL sprendimą sutrumpinti čempionatą pasiūlė žiūrėti ne tik savo kiemą, o tai, kas yra truputėlį plačiau ir padėti rinktiniai. Šalenga su Javtoku perima kamuolį, na ir po to praranda jį. Nebuvo pažeista vidurio linijos taisyklė anot rungtynių arbitrų. Nors, sakykime, stebint nuo komentatoriaus stalelio, atrodė, kad pažeista vidurio linijos taisyklė tikrai buvo. Kaip ten bebūtų, žalgiriečiai jau su kamuoliu. Klimavičiaus kablys nepataiko Tadas. Ir Romanas Gumeniukas sulėtintai paima kamuolį. Na ir dabar žiūrėkit ten toli, kaip lėtai bėga šis Utenos aukštaūgis į priekį.
Kaip tik dabar Gumeniukas stato užtvarą Gaidamavičiui. Labai sunkiai ieško prieigų prie varžovų krepšio Utenos krepšininkai, tačiau sugeba padaryti vieną svarbų dalyką. Išprovokuoti pražangą Mantą Kalnietį, kuriam tai yra trečiasis taisyklių pažeidimas. Vos grįžęs į aikštę po keitimo ir pakeitęs Dežuaną Collinsą, Mantas labai greit užsidirbo trečiąją asmeninę pražangą. Kaip gražiai sužaidžia Juventusas ir keista, kaip nepataiko iš po krepšio. Žalgiriečiai į tai atsako vėl. Greita ataka, tačiau lygiai tokiu pat rezultatu. Tai yra netikslių metimų iš po krepšio, tad niekas nesikeičia. Skirtingai nei pirmajame kėlinyje, Žalgiris jau nebepataiko. Ir jei per pirmąjį kėlinį buvo surinkti 30 taškų, tai antrajame kėlinyje per 3,5 minutės Kauno Žalgiris savo sąskaitą papildė vos 2 taškais. Kalnietis, jo prasiveržimas, atmestas kamuolys Tadui Klimavičiui. Tadas laisvas, iš toli meta netiksliai, o kovoje dėl kamuolio pirmesnis buvo Romanas Gumeniukas. Na ir kalbėdamas apie sunkų įsivažiavimą Romano Gumeniuko, dabar atrodo, kad jau pradėjo rinkti naudingumo balus ir iš to minuso gerokai įsikapstė. Žygimantas Šeštokas iš vidutinio nuotolio pataiko ir Žalgirio pranašumas jau tik 9 taškai. Na štai taip, sustojo žalgiriečiai ir reikia aikštės šeimininkam kažką daryti. Delininkaitis veržiasi, nėra galimybės atakai. Klimavičius vėl visiškai laisvas. Galvoja, mest, nemest. Nusprendžia mest ir kamuolys nenori, visiškai nenori kristi krepšį antrajame kėlinyje. Čia vos neperima kamuolio vėl Kauno Žalgirio ekipa. Tačiau su juo lieka Juventus krepšininkai. Gumeniukas, štai taip. Randa visišką laisvę po Žalgirio krepšių, deda kamuolį iš viršaus ir priverčia Aleksandrą Trifunovičių prašyti minutės pertraukėlės. 32-25. Komanda skiria viso labo 7 taškeliai. Štai taip. Štai taip. Sveiki sugrįžę į Kauno Žalgirio areną, grįžta abiejų komandų krepšininkai į aikštelę. Mario Delašas ir Vytenis Lipkevičius pasirodo aikštėje, na, o Juventuso krepšininkai sugeba perimti kamuolį ir vos nesurengti greitos atakos bei pelnyti lengvų taškų. Na, dabar Šeštokas turėjo laisvės mesdamas iš toli, tačiau pataikyti nesugeba. Įpusėjo antrasis kėlinys, 32-25 priekyje žalgiriečiai. Na, kai dabar pasirodė Mario Delašas, atsiminiau vieną dalyką, apie kurį nekalbėjau. Dar, nors galbūt ir reikėjo pasakyti, Mindaugas Kuzminskas, kaip ir Sonis Vimsas, yra neregistruotas šiam susitikimui, yra sumušęs kojos raumenį Mindaugas Kuzminskas ir kol kas padėti savo komandai negali. Užtat yra Delašas, kuris neseniai prisijungė prie Žalgirio komandos, ir Janavičius taip pat registruotas šioms rungtynėms. Šeštokas nepataiko, Javtokas nusima kamuolį, greitas perdavimas Kalniečiui. Šis nusprendžia neskubėti.
Nors lygiai ir buvo tokia galimybė. Popovičius. Kalniečiui. Vėl ilga pozicinė Žalgiriečio ataka. Iki atakai skirto laiko pabaigos jau tik 7 sekundės. Jevtokas. Štai toks įdomus sprendimas. Svarbiausia, kad kamuolys įkrenta į krepšį. Jevtoko sąskaitoje jau 8 taškai ir tai yra rezultatyviausias Kauno Žalgirio žaidėjas. Juventus gretose rezultatyvesnis yra tik Vasiliauskas. Kalnietis perima kamuolį. 3-1. Lipkevičius iš po krepšio. Kalnietis pasižymė rezultatyvių perdavimų. Lipkevičius pirmaisiais 2 taškais. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo dabar jau Robertas Giedraitis. Artėja į pabaigą minutės pertraukėlė Kauno Žalgirio arenoje. 36-25 aikštės šeimininkai kol kas yra pranašesni prieš Utenos Juventus komandą. Prieš komandą, kuri, sakykime, ir paskutinėse rungtynėse su Klaipėdos Neptūno krepšininkais taip pat mačą praktiškai pralaimėjo dar pirmajame ketvirtyje. Na ir dabar Žalgiris per pirmasias 10 minučių įgijęs dviženklę persvarą, labai sėkmingai išlaiko ją iki dabar. Nepaisant to, kad vienu metu skirtumas buvo sumažėjęs iki 7 taškų, tačiau tai buvo, na bent jau dabar taip atrodo, trumpalaikis reiškinys. Gediminas Maceina grįžo į aikštę, Lipkevičius perima kamuolį, laukia jau jo, Popovičius gauna ir sėkmingai užbaigė dar vieną Žalgirio ataką. 38-25, po vieno pelnyto tritaškio pirmajame kėlinyje prideda ir 2 taškus Markas Popovičius, na o Lipkevičius ir toliau gynybiniais sugebėjimais lenkia, toks jausmas, bet kurį krepšininką esantį aikštėje. Ir ne tik gynybiniais sugebėjimais, tačiau pirmiausia, jis lenkia bet kurį krepšininką noru žaisti. Ir 2 perimti kamuoliai šiame susitikime tai aiškiausiai įrodo. Maceina labai sudėtingas prasiveržimas ir lygiai toks pat sudėtingas metimas, kuris pasiekė tikslą 27-38. Kalnietis, Popovičius, Delašas, Lipkevičius ir Jevtokas. Tokiu 5 žaidžia Kauno Žalgiris. Jevtokas atiduoda kamuolį Popovičiui. Šis Kalniečiui, Kalnietis iš toli meta 3 taškai ir 41-27. Mantas Kalnietis antrą kartą šiame susitikime pataiko iš tolimos distancijos ir nepaisant to, kad jis turi 3 asmeninės pražangas, laiko į aikštėje Aleksandras Trifunovičius. Pats pastebėjau, kai žvilgtelėjo į Trifunovičių ir paprašė jo nekeisti Mantas Kalnietis, o čia labai graži Juventus ataka, metimas iš po krepšio, 2 taškai ir pražanga Vyteniui Lipkevičiui. Dar viena minutės pertraukėlė ir šį kartą reklamos minutės pertraukėlė, 41-29 priekyje Kauno Žalgiris. Balandžio 5 dieną, 18:55. Čia Kauno Žalgirio arenoje. Tai ko ilgai laukime. Pirmą kartą istorijoje čia lankysis Lietuvos Rytas. Surėkime jiems šiltą. Tiek to. Pragarišką sutikimą. Mes jūsų laukiame. Dabar. Ir pasislėpti.
9 Kauno Žalgirio krepšininkai jau surinko 41 tašką ir tai yra 12 taškų daugiau nei surinko 6 Utenos Juventus. Žaidėjai labai sėkmingai rungtynės pradėjęs Arūnas Vasiliauskas per pirmąjį ketvirtį pelnė 12 taškų, antrajame nepridėjo nei vieną ir maža to jo šiuo metu net nėra aikštėje. Tad ir galimybių padidinti savo surinktų taškų jis neturi. Karolis Petrukonis vienu baudos metimu didina savo surinktų taškų sąskaitą bei mažina savo komandos atsilikimą. Popovičius laisvas iš toli, nepataiko, kamuolį atkovoja Maceina, jo perdavimas Pakamuniui atgal. Maceina labai graži, greita ir svarbiausia rezultatyvi ataka. 32-41. Vėl vienženklis skirtumas. Na, o Žalgirio gretose pasirodė ir Žygimantas Janavičius, 12 žaidėjas. Lipkevičius laisvas iš toli meta, nepataiko. Delašas atkovoja kamuolį. Vėl Lipkevičiui ir super sudėtingas metimas bei Vaidoto Volkaus trečioji asmeninė pražanga. Na, atrodo iš kosmoso. Bandė dabar pataikyti Vytenis Lipkevičius. Na ir gali džiaugtis, kad buvo užfiksuota pražanga. Nes būdų, kaip įmesti tokį metimą, turbūt nėra. Na ir keičiamas Volkus. Arūnas Vasiliauskas pasirodo aikštėje. Na, o Tomas Delininkaitis keičia Marką Popovičių ir taip pat grįžta į aikštę. Denis Lipkevičius prie baudų metimo linijos. Pataiko pirmąjį baudos metimą, trečiasis jo taškas. Na ir ilgai ruošėsis pirmajam baudos metimui. Panašu, kad ilgai ruošis ir antrajam. Labai sėkmingai pritapo Kauno Žalgirio komandoje Vytenis Lipkevičius. Įgavo iškart Aleksandro Trifunovičiaus pasitikėjimą ir kuo toliau, tuo sėkmingiau jis tą pranašumą įrodo ne žodžiais, o darbais. Milovanas Rakovičius keičia Robertą Javtoką ir taip pat grįžta į aikštę. Likus žaisti minutė 50 iki antrojo kėlinio pabaigos. Praranda kamuolį uteniškiai. Ir Lipkevičius prašė kamuolio Delašas, jo negavo. Delininkaitis laisvas iš toli nemeta. Rakovičius atgal Delininkaičiui, vėl Rakovičius prieš Petrukonį ir Petrukonis nesugeba apsiginti be pražangos. Ketvirtoji komandinė pražanga Petrukoniui, viso labo pirmoji asmeninė. Baudų metimai nebus metami ir už galinės linijos kamuolį grąžins aikštės šeimininkai. Delininkaitis, nėra kam atiduoti kamuolio. Dabar Janavičius jau su kamuoliu. Delininkaitis meta iš toli ir pataiko. Pataiko Tomas Delininkaitis, tapdamas 10-uoju žalgiriečiu, pelniusiu tašku. Na ir po to matydamas, kad negrįžta, nespės grįžti į gynybą Žygimantas Janavičius, tiesiog kerta per rankas varžovui. Ketvirtoji komandinė ir Žalgirio ekipos pražanga, besibaigiant antrajam ketvirčiui. 46-32. Štai tokie skaičiai švieslentėje. Pakamanis atiduoda kamuolį Maceinai. Labai sėkmingai kol kas vadovauja žaidimui Gediminas Maceina. Jo atiduotas kamuolys Vasiliauskui. Na ir tuos 2 taiklius tritaškius, vieną metimą užmynus tritaškio liniją. Dabar keičia toks metimas, po kurio kamuolys net neliečia lanko. Netrukus prasidės paskutinė antrojo ketvirčio minutė. Delininkaitis vėl laisvas, šį kartą nepataiko. Skirtingai nei prieš minutę. Na ir Petrukonis atkovojęs kamuolį greit atidavė jį komandos žaidėjui Gediminas Maceina. Tas pats Petrukonis stato vieną po kitos užtvaros, tačiau didelės naudos nėra. Janavičius prieš Maceiną. Yra galimybės ir čia atakuoti krepšio. Na ir štai kaip gražiai rastas Žydrūnas Urbonas po krepšiu. Puikiai jam atiduotas kamuolys. Na ir Rakovičius jau stumia į nugarą savo varžovą. Užsidirba asmeninę pražangą bei siunčia varžovų komandos sunku į kraštą. Bent šioje pozicijoje šiame susitikime žaidžia Žydrūnas Urbonas prie baudų metimo linijos. Vos 13 mačų šiame sezone žaidė Urbonas, buvo patyręs traumą ir daugelį susitikimų stebėjo nuo atsarginių suolo. Ironiška, tačiau įsigydęs traumą, ne tai, kad padėjo savo komandai siekti pergalių, tačiau su jo komanda
nesugeba laimėti ir dabar yra patyrusi 4 nesėkmės iš eilės. Pagal tai, kaip vyksta šis susitikimas, labai panašu, kad gali būti patirta ir 5 nesėkmė iš eilės. Urbonas prameta abu baudų metimus, Delininkaitis nesiryžta mesti iš kairiojo krašto, dabar jo metimas iš vidutinio nuotolio ir kamuolys krepšyje. 48-32 liko žaisti 15 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Jau lauks. Aišku, kad lauks kėlinio pabaigos Juventus ekipos įžaidėjas Maceina. 2 sekundės. Reikia mesti. Meta per Tomą Delininkaitį ir pataiko. Gražiai pataiko. Gediminas Maceina pelno savo 8-ąjį tašką. Jis antras pagal rezultatyvumą savo komandoje. 34-48 po šio tikslaus metimo jo ekipa vis dar atsilieka. Dabar didžioji pertrauka ir jai prasidėjus dar kartą noriu priminti, kad galite laimėti Žalgirio bokalą. Jei atsakysite, kuris Žalgirio krepšininkas pelnys 80-ąjį tašką. Veiksmas vyksta Facebook'e Sparfieno profilyje.